Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksmas su mumis bus visada. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Koks gerulis. Vakar išmokau. Labai geras. Žinai, kaip vadinasi? Kaip? Micflipas. Super. Aš tau autoslaidą parodysiu. Kas čia spiegia? Kažkas pagalbą kvietė. Kas kviečia pagalbą? Kur esi? Tuoj atvarom. Kas nutiko? Baisus dalykas nutiko. Kažkas įtraukė Sauliuką į skylę. Tu juokauji. Reikia kažkaip jį gelbėt. Kaip yra gelbėjami tokie maži babaužiukai. Palauk, nusiramink. Taip, tuoj. Papasakok, kaip viskas buvo. Mes su Sauliuku čia šokom. Tiksliau, aš jį mokiau šokti. Trepsiuką šokot? Taip, aš trumpam nusisukau, atsisukau ir pamačiau, kaip jis dingsta skiliai. Jis mažas, tai pralindo. Gal įkrito? Visko gali būti. Kaip baisu, kaip baisu. Mes nepralysim. Reikia plonesnio babaužiuko. Dratas. Jis ploniausias. Ir ten tikrai bus tamsu, reikia šviesos. Sauliukas šviečia. Jogi galva kaip saulytė. Taigi jis jau ten. Ai, taip, teisingai. Blicas. Baik, Micito. Ir prie jo nesijuok. Bet jis šviečia iš kažkur. Pamatysi. Ir super. Mums jo dabar ir reikia. Gerai, bet aš varau pas Dratą, nes prie Blico tikrai galiu susijuokti. O aš einu pas Blicą, o Trepsis pasaugo skylę. O galiu trepsėti saugodamas? Gali, jeigu nori. Taip, noriu, nes labai nerimauju. Ir jūs paskubėkit, kiek čia dabar galim pliurpti. Dratai! Dratai! Oi, išgąsdinai. Aha, spėju, kažko reikia iš manęs. Kažkas įtraukė Sauliuką į dušo skylę. Mes ne vienas nepralendam pro groteles. Reikia, kad tu įlįstum ir išgelbėtum jį. O jeigu aš nelabai noriu? Čia dabar? Babaužiukas bėdoja, o tu nenori jam padėti? O jeigu man pačiam liūdna? Tik atsėdi tamsoj čia palovą. Išlysk dažniau, pabendrauk su visais. Bet vėliau galėsi, dabar turim skubėti. Gali būti, kad ir tau kada pagalbos reiks. Gerai, ateinu. Blicai. Puto, žiūrėk, kiek varnų lauke. Kažką jos planuoja. Aha, labai daug. Žiūrėk. Aš tau pasakojau, kai vieną kartą varna mane pagavo ir nusinešė į lizdą. Taip. Tiek ilgai paskui namo ėjau. Ir lijo atsimenu, sušlapau visas, peršalau. Paskui kosėjau 3 dienas. Žinai kaip? Nors ne, gal tiksliau taip. Jo, labiau šitai. Mums reikia tavo supergalios. Aha, pagaliau. Atėjo ir mano valanda. O Micito juokasi iš jos. Gali būt, kad ir dabar juoksis. Toks jau tas mūsų Micito, žinai. Jam juokinga, o aš didžiuojuosi savo supergale. Ir turėtum didžiuotis, bet pripažink, ji tikrai šiek tiek juokinga. Matai, tavo užpakalis šviečia, o šviečiantis užpakalis yra juokinga. Gerai, gal šiek tiek ir juokinga. Juokingoka. Varom. Pagaliau, aš jau tiek ir tiek pritrepsėjau iš nervų. O kur Rūta su Blicu? Mes čia. Tai Dratai, Blicai, kažkas į šitą skylę įtraukė Sauliuką. Jums reikia jį surasti ir grąžinti. Aš nepralysiu pro groteles. Ot šuns bamba, tikrai nepralys. Tai Dratas lys vienas, jis ir taip tamsoj tūno, turėtų matyti ir be Blico šviečiančio. Pasakyk. Šviečiančio. Pasakyk. Šviečiančio užpakalio. Vau, kokia fantastika. Ir aš taip norėčiau. Girdėjai, Micito? Trepsis irgi taip norėtų. O jeigu aš nelysiu į skylę? Kaip tai? Aš sakiau pirmajam, kad nenoriu. Liūdna man. Kada paskutinį kartą kam nors pagelbėjai? Niekada nieko negelbėjau praeitį ir neplanuoju to daryti ateitį.
Tai turi pabandyti, labai pataiso nuotaiką. O taip, kažkam padėti yra malonu. Gerai, gerai, išimsiu tos groteles. O jūs jau lyskit patys, gelbėkit, ką ten jums reikia. Puiku, tinka ir taip. Nu, aš negaliu, tas jų užpakalis. Nu gerai, gal ir juokinga šiek tiek. Aš sakau. Ei, susikaupkim, einam Sauliuko gelbėti. Ai taip, Blicai, tu eik pirmas. Hei, aš pirmą kartą savo supergalią naudoju kažkam pagelbėti. Ir koks jausmas? Fantastiškas. Stop, apsisuk. Eit atgal. Negalim. Melagis. Jeigu iki čia atėjot, reiškia galit? Ne, mes fiziškai tai galim, bet ne dabar. Nematei Sauliuko? Toks mažas, galva šviečia. Gal mačiau, gal nemačiau. Ne jūsų reikalas. Dinkit iš esu tais savo gražiais spalvotais kailiais. Aš jį prisimenu, čia Stukis. Jis gyveno bute, turėjo gražų rožinį kailį, bet paskui nupliko ir pasislėpė. Aš dabar nebestukis, aš Sturplys. Koks įdomus vardas. Baisus vardas. Šlykštus. Tinka prie išvaizdos. Bet kad tu nesi šlikštus. Esu. Gal tik elgie šlikštokai, nes neleidi mums praeiti. Mes juk visi labai skirtingi. Dratas labai liesas, Trepsis neturi rankų, Micito galva labai apvali. Mano užpakalis šviečia. Sunku nepastebėti. Ai, Akina, galiu prisukti. Pala. Tai sakai, aš nebaisus? Aišku, kad ne. Ir ne išvaizda, o elgesys svarbiausia. Tai jeigu jums pasakysiu, kur yra Sauliukas ir jūs praleisiu, jūs apie mane geros nuomonės būsit? Fantastiškos. Eikite tiesiai, prie muilo ir plaukų bumbulo sukite į kairę. Tada dar tiesiai ir aš jūs ten pasitiksiu. Ei, Blicai, o tu kai eini miegoti ir skaitai prieš miegą knygą, pasišvieti su užpakaliu. Taip, žinoma. O kai eini namo iš diskotekos? Į diskoteką nevaikštau. Nu, bet jeigu vaikščiotum, tai pasišviestum. Aišku, tai ne tik pasišviesčiau eidamas iš diskotekos, bet ir pačioj diskotekoj mirksėčiau. Net mirksėk gali. Pamirksėk. Nu, aš negaliu. Uto, matei, jis net mirksėk gali. Ei, pala. Kas? Kur mums tokį sakė pasukt, kai prieisim plaukų ir muilo bumbulą? Į kairę berods. Ir man atrodo. O kur mes pasukom? Noriu pasakyti ne ten? Ai. Aš kartais, žinokit, maišau kairę su dešinę. Atleiskit. Blicai, nu kaip tu čia taip? Numatyt negali ir tokių supergalių turėti. Ir kairę su dešinę nemaišyti. Matyt. Nu, kur jūs taip ilgai? Ai, pasiklydom šiek tiek. Supratau. Va, Bobanas pagrobė jūsų Sauliuką, nes jam trūko šviesos. Kas jūs tokie? Mes atėjom pasiimti Sauliuko. Jam čia ne vieta. Sturply, kaip suprast? Tu turėjai saugot tunelį, o ne kelią jums rodyti. Aš jau nebe Sturplys, o vėl Stukis. Ir padėjau jiems, nes maloniai su manimi kalbėjo. Ne taip kaip tu. Reiškiasi išdavikas. Sauliukas lieka čia. Kodėl? Man čia tamsu, o jis šviečia. Tai lįsk iš to vamzdžio ir gyvenk viršuj, su visais babaužiukais. Turiu aš gal savų priežasčių, kodėl tamsoj sėdžiu. Tiesą sako, aš irgi savų turiu. Gana kalbėti. Kas nori ateiti ir pasiimti tą Sauliuką? Mes visi norim. Ne, palauk, Micito. Jis čia klausė, kas nori mušti su juo. Mes jo neįveiksim. Bet už tai aš įveiksiu. Dratai? Gi sakei, kad liūdi. Kai atidariau groteles, tikrai liūdesio mažiau liko. O dabar, kai išgelbėsiu Sauliuką, iš viso nebeliks. Sugebėsi vienas? Be problemų. Savo laiku aš dar netokius įveikdavau. Pats kaltas. Aš negaliu žiūrėti, kai kažkas mušasi. Aš apakinsiu tą babaną. Taigi ir mane apakinai. Oi, taip, atsiprašau. Tai kaip, pasiduodi viskas jau. Paleis, gerai, pasiduodu. Dratai, kaip jautiesi? Šiaip tai tikrai labai neblogai. Dar kai pajudėjau šiek tiek. O taip, sportas irgi gerina nuotaiką. Sauliukai, mažas, kaip tu? Kaip sveikatėlė tavo? Normaliai? Nu ir super, šaunuolis. Sauliukas išgelbėtas. Jei, Sauliukai, jei. O kas jį buvo pagrobęs? Ai, toks nelaimingas babaužiukas. Šviesos jam matai trūko. Tai niekas gi neliepia vamzdyje gyventi. Ta patį sakėm, bet jis užsikepęs. Ne, sako, nenoriu. Gyvens jisai matai tamso ir viskas. Visi patys renkasi, ar būti laimingais, ar ne. Teisingai.
Aš šiandien irgi tą supratau. Parodykit, ką pirmai išmokot. Ai, taip iškart sakai, net be apšilimo, taip? Gerai, ateik, Sauliuk, pavarykim trapsiuką jiems. Wow! Net man letenas trypia. Eik tu savo, kaip gerai. Ar gali tai būt, kad man dar labiau liūdesys mažėja? Jeigu pats prisijungtum, tai iš vis gal net ir linksma būtų. Ne, gali per daug man čia kaip pirmai dienai būtų. Tu kaip nori, o aš bandau.